Vėliau, kaip ir sakiau, bus sunku šiandien, trečiadienis ir bandysim kurti pamoką. Šiandien noriu pašnekėti apie tam tikrus matematinius veiksmus, tiksliau sukursim programėlę, kurie apskaičiuos tūrį. Išmoksime sukurti programėlę, kurie apskaičiuoja tūrį ir, sakykime, išmoksim toje programėlėje dar vieną dalyką, ko iki šiol nematėm, tai nustatymai pagal nutylėjimą. Bandom mokintis. Taigi, pirmiausia, aš noriu sukurti funkciją, kuri atliks tą skaičiavimą. Ta funkcija reikia rašyti ne mūsų main, o už jo. Gerai, pavadinkime ją, ką mes norim skaičiuoti. Sakykime, dėžę, kažkokią tai. Norim sužinoti jos tūrį. Kai funkcija rašosi žinome, tai pirmiausia, mums reikia kažkokių tai duomenų, dėžės, tai kaip skaičiuojasi tūris. Mums reikia pločio, mums reikia ilgio ir mums reikia aukščio. Štai taip. O tūrį gausime visą tai sudauginus, jeigu aš neklystu, ar sudėjus dabar galvoju. Man atrodo, kad reikia sudauginti. Nes galvoju, šiandien atleiskit, vakar gimtadienį švenčiau, tai galva plyšta. Jeigu tai visgi reikia sudėti, reiškia šita pamoka bus nesąmonė, bet man atrodo, kad reikia sudauginti. Taigi, tiesiog mums reikia plotį, padauginti iš ilgio ir padauginti iš aukščio. Dabar, kad šitą pasileistų automatiškai, mums reikia suflerio. Pasirašykime suflerį. Suflerį, kaip pasirašyti, žinome. Štai taip, prieš main pasirašyti tiesiog mūsų funkcijos pavadinimą. Su visais nustatymais, jeigu jie tokie yra. O čia tiesiog reikia pasirašyti siautą. Mūsų funkcija, kurią palydinėsim. Ir nline, aišku. Taigi, kad mums apskaičiuotų mūsų tūrį, mums reikia įvesti duomenis kažkokius, tai plotis, sakykime, yra 4 cm, ilgis yra, sakykime, 15 cm ir aukštis, sakykime, 2 cm. Ir jeigu pasileisime, taip, teisingai. Čia kintamosios kurių, o ne kažkokį tai ciklą. Tad jos reikia skirti kableliais, ne kabletaškiais. Ir pasileidus mūsų dėžės tūris yra 120. Ar tai teisingai? Pabandykit 4 sudauginti iš 15 ir dar kartą iš 2. O dabar, kas yra nustatymai pagal nutylėjimą? Tai reiškia, kad jeigu mes neįvesime absoliučiai jokių duomenų, kad programa veiktų, iškart galima prisiskirti. Sakykime, plotis bus 1 cm, ilgis bus 2 cm, aukštis, sakykime, bus 3 cm. Labai įdomus turėtų būti dėžės, įdomi dėžės išvaizda. Atsiprašau savo lėtumą, galbūt net nereikėjo šiandien kurtos pamokos. Ir jeigu pasileisime, mes matysime 6, nes 1 per 2 yra 2 ir 2 per 3 yra 6. Lygiai taip pat, sakykime, jeigu mūsų visų dėžių ilgis ir aukštis yra vienodas, o, sakykime, skiriasi tik tais plotis, ar ne,
tokiu atveju galima išrašyti kažkokį skaičiuką, sakykime 5. Ir 5 visada bus pirmas kintamasis, atsiminkite. Ir jeigu tai bus 5 pasileidus, mes matysime 30, nes 5 keičiasi į plotį ir 2 kart 5 10 ir 10 kart 3 yra 30, ar ne? O jeigu, sakykime, mes turim daug dėžių, kurių aukštis bus visada 3 cm, bet keisis plotis ir ilgis. Tokiu atveju po kablelį pasirašom ilgį. Ilgis, sakykime, bus 4 cm, ne? Na, ir mes automatiškai gausim 60, nes 5 kart 4 yra 20 teisingai ir 20 kart 3 yra 60. Taigi, tai yra programa apskaičiuoti tūrį ir dar vienas naujas dalykas, tiesiog pagal nutylėjimą kažkokie nustatymai. Turėkit omeny, kad nustatymus pagal nutylėjimą naudojame tik sufleryje. Pačioje mūsų funkcijoje to daryti nereikia. Ši pamoka bus trumputė, nes man reikia atsigauti ir aš tikiuosi, kad penktadienį būsiu kaip naujas žmogus, taigi susitiksim penktadienį. Viso.